Sveiki mano mėly YouTube kanalo žiūrovai. Šitas video bus labai atviras, su daug finansinių detalių ir kalbėsimės ne tik tai aš, bet norėsiu ir gauti atsakymą iš jūsų. Nes atėjo laikas su jumis pasitarti, kaip toliau turėtumėm vykdyti šito kanalo veiklą. Šitą video montuosiu pats, šitam video viską kursiu pats, todėl labai prašau atleiskit, jeigu nebus taip kokybiškai, kaip padaryta Elvio ar kito, kurio nors mano montuotojo, kuris tą darbą daro nuolatos. Bet šitas video bus pilnas atvirumo ir svarbių detalių, kurios yra reikalingos, kad aš galėčiau dabar priimti sprendimą, kaip toliau turėtumėm judėti šitam kanale, į ką turėtumėm investuoti, kaip turėtumėm elgtis jame. Dar turiu tokių minčių, kurias tuoj pat išdėstysiu, bet dabar jau turiu lėkti pietų. Šiek tiek vėluoju, bet kadangi būsiu senamiesty, plačios gatvės, didelis įkvėpimas, manau, ten aš ir pasidalinsiu, ką turėjau omeny. Mėgaujuosi paskutiniam vasaros dienom, traukiau į 8. Iš tikrųjų, ne tik, kad pasimėgot, bet įstraukiau dar dėl to, kad šį mėnesį tiek nuvažiavau kilometrų, kad viršijau paskaičiuotus kilometrus ir servizą tepalų keitimą esu užsirašęs 20 dieną ir tiesiog turi pastovėti X7 savaitę laiko beveik, nes viršysiu paskui garantiją nutrauks man. Nors jau irgi į pabaigą eina. Tai iš tikrųjų šitam vlogas ne apie mašinas, ne apie tepalus, bet iš tikrųjų norėjau pasikalbėti apie videoblogą pagal Jurgį, kuris mano manimu tikrai turi augti ir turi didelės perspektyvas, bet buhalterė Irina skambina, kažkas nutiko, turiu atsiliepti. Mano pietus Neringoje nepraėjo šunį ant uodegos, gavau vėl dovanų knygą ir vėl labai storą knygą. Pastaruoju metu mano pažįstami rašo knygas ir jos labai storos. Faina, kad jos bent jau įdomios, bet žinot, čia kaip esi nepratęs rašyti, tai iš pradžių parašai labai daug, o paskui pastebėjau, kad kuo daugiau rašai, tuo knygos plonėja. Ir pavyzdžiui, mano išreklamuota Alisos ir Igno knyga apie įmonių ligas, stebėjau, kad jinai pakankamai plona, nes jau Hebra rašo ne pirmą, ne antrą ir ne trečią knygą, kas leidžia jiem optimizuoti savo mintis ir dažniausiai žmonės bando užtvirti. Tai su mano videoblogu irgi kažkas yra panašaus. Aš darau net kelis formatus, bandydamas vieną kitą užtvirtinti. O iš tikrųjų ne. Tiesiog per tuos metus atsirado ne viena auditorija, kur tikriausiai skirtingi pomėgiai atsirakino mašinos. Kažkodėl tai nėra, beraktė sistema nesuveikia. Ir iš tikrųjų ne taip. Iš tikrųjų per tuos 6 metus, kai kūriau vlogą, dalis mano sekėjų yra jaunesnė auditorija, kurie atėjo būtent to mano kasdieninio gyvenimo ir jie gauna įkvėpimą, pamato tam tikrą patirtį, galbūt net tam tikrą prasme žiūri kaip į pramoginį turinį. Ir yra kita dalis verslininkų, kurie gyvena labai dinaminį, įtemptą gyvenimą ir jiem svarbu ir įdomu išklausyti kito žmogaus kažkokią tai refleksiją į tam tikras naujienas. Čia aš kalbu apie verslolaidę. Ir man abudu formatai tikrai labai įdomus, plus verslolaidė yra labai aiškus formatas, į kurį labai matyt lengvai pasiduoda nauja auditorija. Ir pavyzdžiui, praleidus tik tai verslolaidės pirmas gal 2-3 laidas, kanalas iš karto paaugo net 1000 sekėjų naujų, nes labai aiškus formatas. Tai yra žmogui aišku, ko tikėtis. Ten 3-3-3. Aš kalbu apie 3 aktualijas, kurias perskaičiau portaluose, apie 3 savo verslo aktualijas, kurias šiuo metu išgyvenu, ir 3, o kartais ir daugiau klausimų, kurių gavau iš auditorijos į booketa.proaktyvus.lt elektroninį paštą. Dėl to tą formatą labai mėgsta netgi ir reklamos pirkėjai. Nežinau, čia tai toksai daily, tai gali kažkas blogai asocijuoti, gal aš galiu kažkur tai ten kokį greitį viršyti, gal dar kažką tai padaryti, o tenai viskas aišku. Sėdžiu studijoje saugiai, gražiai ir iš tikrųjų, man kaip patinka, žmonės eina ir fotkina mano visada mašiną, bet apsimeta, kad nemato ir kad nefotkina. Bet taip yra. Tai dažnai tai būna. Aš tą mašiną jau turiu 7 metai ir vis dar jinai susilaukia labai pašalinių dėmesį. Smagu. Tai grįžtam prie to, kad reiškia, iš vienos pusės verslolaidė formatas labai įdomus. Iš kitos pusės aš nenoriu nutraukti tos bambagyslės ir nebetęsti tų daily vlogų. Bet tada iškyla klausimas finansinis, nes iš YouTube surenkami pinigai yra pakankamai maži. Geriausiais mėnesiais iš YouTube man yra pavykę gauti daugiausiai pajamų 800 eurų. Blogiausių mėnesių, kada peržiūrų skaičius tikrai buvo sumažėjęs, galbūt ir video tiek nebuvo pasirodę, gauti pavyko ten 100-130 eurų. Tai iš tikrųjų gyventi tik iš YouTube praktiškai kanalas neišsilaiko. Tada jis išsilaiko iš tam
tam tikrų integracijų. Integracijų galima daugiau gauti verslolaidėse, bet įdomu daryti ir šitą daily turinį, kurį nori žiūrėti žiūrovai, ištikimi žiūrovai. Ir tada man pradėjo kirbėti mintis, ar nepadaryti tiem ištikimiem žiūrovam, kurie nori matyti daugiau, suprasti daugiau, padaryti mokamą narystę, kurios dėka jie galėtų gauti gal net labiau atviresnio ir daugiau turinio, kuris nebūtų prieinamas tiem klientam, kurie nemoka. Tai yra, apsaugotų šiek tiek mane nuo tų žurnalistų, galbūt apsaugotų nuo net tam tikrų tokių heiterių, kurie mane tikrai demotyvuoja vien tik tai dėl to, kad iš tikrųjų jie nepirktų tos narystės. Tai mano klausimas toks vienas, nepagrindinis, bet kaip Jūs manot, ar nevertėtų man pradėti galvoti apie mokamą narystę, kur žmonės gautų papildomai, tarkim, 2, 3, galbūt savaitinius video iš mano gyvenimo, kur mes galėtumėm dėtis netgi tokius milestone'us, kaip pavyzdžiui yra nuostolis ir reikia jį padaryti pliusu, kur galbūt ar įmanoma parduoti ir už kiek įmanoma parduoti reklamą verslolaidai ir taip toliau ir panašiai, ko iki šiol nedarydavau, nes šitas kanalas buvo prieinamas visiems. Tai galbūt visiems prieinama darai turinį, kuris yra aiškus, lengvai integruojama reklama ir taip toliau. O tiem, kurie domisi ir kurie nori gauti tik tai tokią koncentruotą, įkvepiančią arba, tokią kaip čia, triusikų temą, galbūt padaryti mokamą narystę. Ką Jūs manot? Aš apie tai dabar labai svarstau. Aš noriu su Jumis pasitarti, ar gera mano mintis padaryti memberius YouTube, kurie matytų daug greičiau video, nes tie video dabar vėluoja kartais mėnesį, o kartais net ir 5 savaitės, tai jūs matytumėt vienareikšmiškai tą video kitą savaitę. Tada, jeigu mes padarytumėm kelias pakopas, tai jūs galėtumėte turėti ir Q&A su manim. Kiekvieną mėnesį, kaip anksčiau, jeigu pamenu, darydavom live'us, tai būdavo kažkas tokio, wow, susirinkdavo virš 1000 žmonių auditorija, gyvi ir faktiški klausimai. Gal mes juos galėtumėm daryti netgi kažkokioj tai kaviniai, kurie galėtumėm kaip čia užsiauninti, ten ateinat, nusiperkat gėrimų, kažkas kavos, gal kas kažkokio alkoholinio ir tada pasikalbam. Tai aš dabar šiuo metu galvoju apie 2 lygius. Tai yra pirmas lygis, kokie 2,90 €, kada visą turinį matot verslolaidas ir plus dar 4 mūsų daily vlogus, matot juos sekančią savaitę, matot juos pirmieji, matot juos iš karto tik tai atsiradus ir nufilmavus. Tada antras lygmuo, kur matot visas verslolaidas, matot vlogus anksčiau negu visi, bet turi dar galimybę ateiti į Q&A sesiją, į tam tikrą vietą, kur vyksta ir užduoti klausimus ir gauti juos atsakymus. Ir tada trečias lygmuo, nežinau ar jo reikia, kur aš galėčiau įdėti ypač jautrius klausimus apie verslą, apie finansus, apie pačią tokią ekonominę būklę, apie kitus intymius ir netgi labai jautrius konkurencinė prasme klausimus, prie kurių negalėtų prieiti nei žurnalistai, nei kiti žmonės. Tai čia yra tik tai idėjos lygmuo, man reikia ją išpildyti. Jeigu turit minčių, kaip tą galėtumėt padaryti, kaip jums atrodo tas turėtų veikti, būtinai parašykit. Nes čia yra tik tai pirmas žingsnis, apie kurį aš galvoju. Suskirstyti žmonės į tuos, kurie gali prieiti prie ypatingo, jautraus ir tokio svarbaus turinio, kokį aš galiu jums duoti. Tai ateinat į komentarus, pakomentuokit, parašykit, ar 2,90 ar 5,80 jums yra ok, ar pirktumėt, ar nepirktumėt. Aš susidaryčiau tokią nuomonę ir pabandyčiau po truputį formuoti memberių pasiūlymus. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ofisas yra visiškai tuščias, nes šiandien yra nei to darbo, nei to laisvadienis. Aš jau pavargau, mano šunys irgi pavargo paskui mane vaikščioti. Eisim namo galvoti toliau, ką čia gero sukurs. Sveiki videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Šį kartą videoblogą pradedu ne taip, kaip įprastai pirmadienį, bet antradienį. Ką tik pasibaigiau savo vadovų susirinkimą. Tai šitam vlogę kalbėsim daug apie rezultatus ir į tikslą orientuotus veiksmus, o ne į procesus ar į pastangas. Šitam vlogę keliausim į Lenkiją, keliausim į Latviją, nes nusimato daug ir įdomių, nežinau ar produktyvių susitikimų, bet kartais mums vadovam tam tikrus darbus tenka atlikti, tam, kad palaikyti santykius, palaikyti augimą ar kitokius dar velnius. Tai prisisekit saugos diržus, nes šiandien važiuojam greitai, nes jau 25 minutės vėluoju į sutartą susitikimą su Romanu,
kuris turi įkūręs ne vieną fainą verslą. Susipažinome su juo BNI pusryčiuose. Daug metų kažkada į tokius aš vaikščiau ir tiesiog užtruko mano susirinkimas ir dabar tenka skubėti. Tai jūs žinot, vėlavimas nėra dorybė, bet kartais tenka. Jis dabar ištraukia, eina dabar Romanas žiūrėti programos. Kaip sakai, Latvijai daro, ne? Latvijai daro, tuo aš juos atsiminsiu, kurie realiai padeda analizuoti skambutį ir surinkti, ar buvo užduoti tam tikri klausimai, ar buvo agresyvus skambutis, ar pozityvus skambutis, ar buvo pakankamai duota klientui laiko pakalbėti, ar visą laiką tik pardavėjas kalbėjo, ar buvo padaryti tam tikri veiksmai. Tai nuskaitau tikrai, norint kelti savo skambučio kokybę, arba kaip dažnai sako, man reikia padaryti kokybišką skambutį, tai be jokių subjektyvių elementų čia geriausiai atsakyti. Jo, nes mes išdiskutavom, kad reiškia vadovas dažnai irgi žmogų myli, pokalbį vertina ir nebūtinai jisai gali objektyviai įvertinti pagal tai, kaip jisai vedė tą pokalbį, ar visus punktus išpildė, ar paklausė, o robotas to negali padaryti. Tai Romanas daug turi patirties pardavimuose. Tavo pagrindinis biznis dabar ar jau Wontly? Wontly, komercinių pasiūlymų ruošimo platforma. Tai būtent yra daug kalbama apie lydų pritraukimą, apie marketingą ir apie tai, kad ateitų, o aš mėgstu daugiau dirbti prie tos dalies, o ką po to daryti su tais klientais, ne? Kokį komercinį pasiūlymą jiems nusiųsti, kaip klausinti tą dylą ir kaip pasirūpinti, kad tas lydas nebūtų sudegintas. Deja, su tuo vargsta tikrai daugelis verslų ir daugelis pardavimų komandų. Aš neseniai kalbėjau apie tai, kad 90% nesėkmės tai yra tai, kad tu pradedi susitikimą, kažką įsipareigoja ir dažniausiai paskui tas numiršta. Ir va čia Romanas vienintelis, kuris man pritarė, kad visa didžiausia verslo nesėkmė, tai dažniausiai būna tame užklausinime. Mes prisižadam, ten pasakom, kad atsiųsim sutartį, ten komercinį laišką atsiųsim, paskui dažniausiai arba nenusiunčia, arba nepafollow-upina, arba dar kažko. Tiesiog sudeginam energiją, surandam klientą, viską nuvykstam pas jį, bet paskui iki galo nepadarom. Tai Wontly turėtų tą spręsti? Wontly sprendžia tai, kad žmogus pirkdamas, rinkdamasis tiekėją, įsigyja saugumą arba įgauna informacijos apie tai, ar jisai gerą pasirinkimą daro ar prastą. Tai reiškia, mes pardavinėjom komercinio pasiūlymo dėka, mes pardavinėjom ne vien kainą, ne, kur ten tvorą galiu parduoti už 1000, kitas pasiūlė 1200, kitas 1300. Nu ir ką pasirinko? Už 1000, ne? Nes visi pasiuntė kainas, kiek kainuoja tas pats perimetras, viskas. Bet tas, kuris 1300 parduoda, tai jisai nepakalba apie tai, kad jo skarda turi ten 40 metų garantiją, kad jo vyrai ten yra būtent iš tokio tiekėjo, kurie ten irgi suteikia jiems ten lifetime garantiją, kad jie atvažiuoja, nemokamai matuoja, nemokamai padaro vizualizaciją, kaip tas namas su ta tvora atrodys, nemokamai visi. Gal visi daro, bet nei vienas nepasakė. Bet tas vienas, kuris pasakė ir parduoda 300 eurais pigiau ir nesako, kad pasirinko dėl 100 eurų pigiau, pasirinko tą kitą. Nebelieka tokių ekskliuzų. O iš tikrųjų, kodėl pasirinka? Nes visi trys nieko daugiau nepadarė dėl to kliento, kodėl tą didesnę kainą sumokėti. Jo, bet čia tavo galėtų būti toksai, žinai, šūkis 99,9 užklausinti dylai, žinai, nes tipo, toks galėtų būti, žinai, kodėl Wontly, nes 99,9 užklausinti dylai. Šiaip iš tikrųjų pas mus lygiai tas pats būna stoja. Lygiai viens prie vieno. Atvažiuoji pas mus, gauni paslaugą, gali pirkti pigiausią paslaugą 6 eurus ir gauni nemokamai parkingą, kuris kainuoja, pavyzdžiui, 8 eurus, ne? O jie renkasi konkurentą, kuris daro už 4,50, bet paskui atvažiuoja pas mus ir išsiperka parkingą už 8 eurus. Ir dažnai tai būna. Bet jie nežiūri į sąrašus mano pardavėjai, tų, kurie parkingą nuomojasi ir paslaugų neperka ir neužklauso. Čia reiškia ne iki galo parduota. Na gerai, bet mes tam susipažinom, tai tu verslo dovanom prekiavai. Tai prekiauji tu dar tam verslo dovanom, ar ne? Turim dar šitą veiklą. Wontly iš tikrųjų iš ten ir gimė, nes mums reikėjo 10 tų komercinių pasiūlymų kiekvienam vadybininkui ruošti dovanų atributikos versle. Tai dabar dovanų ir atributikos verslas iš tikrųjų labai geras yra testuotojas mums programos, nes ten dirba vadybininkų, kurie visas naujas funkcionalumus išbando, pasako savo feedbackus ir panašiai. O šiaip pagal importą praeitais metais, tai turbūt buvom pagal tiekėjų ataskaitas, tikrai gerose pozicijose. Gerose pozicijose, ne? Su tų produktų. Tai kur surasti tavo verslo dovanas?
Verslo dovanas surasti galit promogifts.lt, beje, ateina kalėdos ir kalėdoms reikia tikrai pasiruošti tiek HR-ui, tiek salesams, kad visi liktų įvertinti. O jeigu komercinius pasiūlymus tenka patiems ruošti, tai oneClick.eu ne tik suteiks platformą, bet ir suteiks kokybiškas, kaip pasakyti, net nekokybiškas, profesionalis konsultacijas, kas ten turi būti turinyje, nes čia yra svarbiausia, ne? Gal mes gerą komercinį pasiūlymą ir Excel'yje susikurti, bet ką ten dėti tą pasiūlymą, tai va čia mielai pats asmeniškai padėsiu, pakonsultuosiu ir įvesiu į šitą pardavimą. Šiaip jis geras pardavėjas. Gerai, gana tas reklamos pasakys, kad ir jis vėl pardavė reklamą. Kiekvieną antradienį 11 valandą turiu vadovų savaitinį meet. Ir labai abejoju jo efektyvumu ir tikslingumu. Ką mes įdarom ir kokį tikslą norim pasiekti. Šiandien aš pabandžiau viską kreipti į tai, kad jeigu jau susirinkom čia, tai jeigu kažkas nepavyksta, tai pasitarkim, kaip padaryti, arba nutarkim, kaip padaryti. Tai realiai kelis dalykus pasiėmė kelis žmonės. Tai yra pasižiūrėti, kaip vienas klientas perėjo iš vieno prekybos skyriaus į kitą pardavimų skyrių, vadinkim taip, iš Lietuvos į Kazakstaną, kodėl ERP galima tą pataisyti ir kodėl jisai perėjo. Janą pasiėmė ir tada pabandyti paorganizuoti arba pamokyti sales vadovą, pasidaryti ataskaitą iš ERP-o, tai pasiėmė kokybės vadovė, nes jinai su ERP-u daug dirba ir daro. O šiaip realiai, kad būtumėm kalbėję apie kažkokius nesigauna pardavimai, nes jie toliau nesigauna, kaip ten padaryti vieną ar kitą pakeitimą, kaip įvesti naują paslaugą, nes nesigauna, pavyzdžiui, Airijos paslaugas pasileisti. Niekas nesitarė per tą susirinkimą. Ir aš manau, kad juos reikia pakeisti, reikia kažkaip žmonės pradėti fokusuoti ne į pastangas, o į rezultatą. Tai neįdomu girdėti, kodėl nesigauna. Įdomu būtų girdėti, ką chebra galim padaryti, kad gautųsi, arba ką aš padarysiu, kad gautųsi ir kada gausis. Kažkaip į tą pusę. Tai kalbėjom su Romanu labai daug apie pardavimus, lygiai tą patį kalbėjom, kad labai daug, sugeneruojam lydų, tarkim, siunčiam elektroninių laiškų daugybę, iš jų kažkas atsiliepia, sakom, kad ne, tie lydai blogi. Tada Google'as, kitos paieškos sistemos generuoja lydų, nesakom, kad jie irgi blogi. O kodėl? O todėl, kad nemokam stengtis eiti link rezultatą. Tai yra, jeigu mes sakom, kad turim daryti pardavimus kažkokiu vienu būdu, tai pamirštam kitus daugybę būdų, kurie veda prie rezultato, vien tik tai dėl to, kad kažkodėl tai užsiciklinam, kad tik tai taip galima daryti ir ne kitaip. Tai su tuo gyvenu, kovoju ir nėra kito recepto. Lėtai, be atstojimų, negali atsitraukti, tu turi nepasiduoti šitoje vietoje ir iškovoti savo teisę ir įrodyti. Kartais būna, kad tu klysti, bet tai ir tam yra argumentai, skaičiai, kiti dalykai, kurie bet kurio užkietėjusio vadovo, kad ir pačio didžiausio kietakakčio, kad ir pačio didžiausio kietakakčio tikrai gali pakeisti nuomonę. Tai reikia mokėti dirbti su tais argumentais ir su jais kalbėtis. Tai, žodžiu, grįžtu į ofisą, pasikirpau dar barzdą po susitikimo. Faina tas Mustafa per 20 minučių mane apkirpa, kad galėčiau šviežias rytoj važiuoti į Lenkijos ofisą, o ketvirtadienį galėčiau važiuoti į Latvijos, kur irgi bus daug iššūkių ir daug dalykų, ką norėsiu su jumis pasidalinti. Rytas prasideda Lenkijoje, labai sėkmingai Laurinas atvežė su autobusu. Bet kodėl su autobusu, tai atskira istorija. Iš tikrųjų, yra istorija, reiks ją papasakoti. Tai dabar varau biuran, pirmiausia neveikia keli elektroniniai parašai, tai varau susiderinsiu, kad juos pajungtų. Tada su vadove pasikalbam, kas sekasi, kas nesiseka, kokios pergalės, kokios, kaip čia, nesėkmės. Tada pasikalbam apie skaičius, nedžiugina skaičiai, yra daug klientų, kurie neperka. Tada finansų vadovas pasikalbam apie Ukrainą, apie apmokėjimus. Ir ką, ir po truputį judėsim, tada link Lietuvos, nes tas atrodo, bet tas laikas labai greitai čia bėga toj Lenkijoje, tiesiog ir ištirpsta. Tai neriu, jeigu bus galimybės, dar kažką nufilmuosiu. Blemba, aš negaliu, čia turim administratorę. Tai taip kaip aš atsimenu Turkijoje prieš 15 metų būdavo, kai mus šeria, žiūrėkit, kaip stalas nukrautas. Tak, Laurinai. Dobra. Kai pavalgysim, tai kaip bebrai.
Ai, skanaus. Viskas. Mes kaip čysti lenkai 4 ir darbas pasibaigė, su darbuotojais išėjom, bet mes ne taip paprastai. Žiūrėkit, mes su autobusu atvažiavom, kokią dėžutę įsikrovėm. Mes dar ir papildomai užsidirbam krovinius perveždami. Žodžiu, optimizavom viską iki maksimumo. Administratorė perspėjo, kad neliktumėm niekada nakvynės. Tu nepameni, kiek sakė, nei pinigų suprekavo šį mėnesį? Negirdėjau, bet sakė, kad rekordinė negu per visą laiką. Bet kažkokia suma buvo baisi, 20 000 zlotų, kažkokia... Negirdėjau sumos. Reiškia, apartamentai pradėjo eiti. Sakė, net bet važiuokit su nakvynė, nes nebėra kur nakvoti, reikės pas ką nors eiti į namus arba į viešbutį. Tai važiuosim dabar į Berlin Monroe, nusipirksim pripučiamą čiužinį, kad galėtume gyventi į namelį ant rato. Jo, šiandien papasakau. Tai ką, dabar dar iki stoties paimsim 3 pakeleivius, nes 3 vietas turim laisvas, ne? Dar 3 po 5 zlotų. Balstogė Vilnius, jeigu kam reikia. Taip. Vieną trečiadienį. Kursuojam. Taip, reikia čia tikrai kaip maršrutinis, blema. Gal iš tikrųjų mums pereiti iš autobusiuką, tai dabar pabandysim va su 6 vietom, bet ateityje galėsim varyti 9. Dar plus 3 dadėsim. Jo, juokas juokais, bet iš tikrųjų ta Lenkija labai apsimoka pirkti visokius daiktus, čia susitaupo daug, dažniausiai susitaupo dėl gero PVM-o, bet ir šiaip iš tikrųjų yra daiktų, kur geriau čia pirkti. Mes taip susiderinom, kad tuo pačiu ir kurjeriu padirbėtumėm. Juokauju, čia mes savo įmoniai, savo prekes vežamės, kaip čia, savo ir poreikius pildom, bet šiaip iš tikrųjų, nežinau, kodėl kurjerių taip mažai važiuoja, Bialystokas, Vilnius, iš tikrųjų labai mažai, bet paklausa tikrai auga ir tas Lenkijos bendradarbiavimas su Lietuva, aš manau, kad ateityje jisai tikrai bus dar produktyvesnis. Tai 4, tai Lietuvos laikų 5 išvažiuojam, tai po 9 kokie 20 būsim nuvarkę, bet ką padarysim? Vilką maitina kojas. Čia turi nebūti mašinų. Šauniai lekiam, bet pažiūrėkit, koks kamštis. Ten visa eilė mašinų. Ir veizė, žiūrėk, 1 km per valandą jų greitis. Mes irgi nesėkmingai važiuojam, gavom didelį akmenį ir dar radom, kad medvaržtis įstrigęs. Taip važiuojam labai atsargiai, nors saugiai ir pakankamai užtikrintai. Tai netaip ir vėlai būsim, 21:19, bet reiks stot, nes rytoj važiuojam į Rygą. Reikia lauktuvių nusipirkti ir po velniais. Visą laiką užmirštu iš anksto pasirūpinti. Tai kas čia nutikė, kodėl jie čia visi suvažiavo? Ar dėl liūties, ar dėl rumšiškių, nežinau. Nu, čia rumšiškės parašyta, ta vietovė. Jo, bet čia viskas bus susiję matyt su tuo, kad liūtis, nes vakar buvo Varšuvoj dideli potviniai, kolegos dalinosi vaizdais, o šiandien turėjo tas ateiti visas potvinis į Vilnių ir į šitą teritoriją. Tai suprantu, kad matosi, kad ant autostrados daug vandens. Kodėl toks kamštis tenai, ką jie ten visi daro, nežinau. Laukim kokią nors surprizą. Nu viskas, jau supratom. Tai va čia matyt pasipildom karinę techniką, pagal visus protokolus filmuoti negalima, tai nefilmuosiu, bet viskas aišku, kodėl čia tas kamštis, tai matyt ar sugedo ta karinė technika, ar lietus ją sulijo, ar jie čia persibazuoja, bet žodžiu čia viskas jau aišku, kame čia tas kamštis. Bet mes turėtumėm šakočių spėti nusipirkti. Ketvirtadienį ankstyvas rytas, reikia dar pusvalandų anksčiau startuoti į vakar, nes, kaip aš visą laiką ir sakiau, mes kažkodėl tai lietuviai, tą Lenkiją, įsivaizduojam taip labai toli. Nors iš tikrųjų kaip Bialystoką, mes važiuojam beveik pusvalandžių greičiau, negu dabar važiuosim iki Rygos. Bet kėliausi ne dėl to, kad toliau ar arčiau, kėliausi dėl to, kad taip vakar nupirkau šakočių, bet vis tiek važiuosiu į Bunastą paimti kažkokių tai suvenyrų. Tai nes nori vėluoti, tai užsimetėm su Lauryna, esam labai atsargus, užsimetėm daugiau laiko. Tai dabar važiuoju į parkingą, pasiimsiu Lauryną, kad jisai man padėtų pavairuoti, aš galėčiau dirbti ir atsakinėti į elektroninius laiškus, sudaryti kitos savaitės darbų grafiką, o jisai mingai pavairuos. Mes važiuojant daug labai dalykų aptariam, tokių kaip strateginių, ką daryti, nes vakar tikriausiai apie Lenkiją reikia daugiau papasakoti, tai vakar labai daug kalbėjom apie naują kryptį, tai yra Lenkija kaip skyrius ir Lenkijos vadovas su savo komanda kaip projektą yra paėmę tranzitą iš Vokietijos per Šveicariją į Italiją. Reiškia, jų yra užduotis iki rugsėjo mėnesio pateikti sprendimus, kaip automobiliai galės formintis pas mus ir važiuoti iš Vokietijos į Italiją. Nes Šveicarija yra ne ES šalis, ten reikia mūsų garantijos, maždaug 100 000 automobilių. Mašina neįsileidžia manęs. Labuk! Net pažino iš pirmą kartą. Seniai nesimatėm, vakar grįžom iš servizo. Pasikeitė tepalai, tvarkė dar kažkokios smulkmenėlės. Ir set the time and date. Ir buvo jungtas akumuliatorius.
Labas, mažytė, laukiu mūsų. Reiškia, jų yra pagrindinė užduotis Šveicarijos tranzitas. Kitos skyriaus, reiškia Anglijos su komanda skyriaus užduotis jau bus Prancūzijos tranzitas iki Italijos per Šveicariją. Tai, reiškia, taip yra padalinta, tai dėl to vakar bekalbant, paaiškėjo, kad trūksta jiem dar tų žinių, informacijos, ką ten iš tikrųjų daryti, tai reikės Laurino pagalbos, gal net ir aš prisijungsiu, gal jūsų kamerą prisijungsit, važiuosim vėl dėžavų atgal į tą mūsų mylimą pasienį ir aiškinsimės, kaip iš tikrųjų yra, ar vairuotojai tikrai nesinaudoja tuo appsu, ar iš tikrųjų čia reikia taip, kaip mūsų klientai kalba daryti, dar vis tuo senuoju būdu. Žodžiu, daug klausimų, kuriuos mes aptarėm pakeliui, nebūtinai tai yra susiję su mūsų ūkiu, ar finansais, ar kažkokiam tai statybom, ar kažkokio tai turto, kurio dabar nenaudojam arba nenaudosim visai, arba šiuo metu netaip aktualu pardavime, ar ne? Nes Laurinas pas mane atėjo dirbti prieš kokius 10 metų, jisai pradėjo dirbti kaip vadybininkas klientų aptarnavimo, vėliau perėjo su manim į aktyvius pardavimus, kur mes tikrai esame apvažiavę pusę pasaulio su juo per klientus, per klientų lankymą 1000 kilometrų. Ir kai pradėjom statybas Lenkijoje, Laurinas pasiėmė vadovauti ūkio dalį. Tai yra jo atsakomybė pasidarė būtent tie visi pirkimai, investavimai, automobiliai, automobilių priežiūra, kur tikrai matėm, kad per mėnesį, jeigu netvarkysim, tai galima būtų prarasti ir 10, 20, gal net ir 30 tūkstančių eurų, nes tikrai dideli maštabai ir daug visko. Tai Laurinai pasiėmų šitus ūkio dalykus, mes šiek tiek nutolom, bet dabar, kai įmonėje krizė ir kai nėra tiek daug tų visų dalykų, tai vėl grįžtam į bendrą kelionę, bendros kelionės metu sprendžiam klausimus ir tie klausimai yra labai platus. Kaip pavyzdžiui, pas mane vakar kreipėsi Ukrainos įmonė, kuri pervažiavo į Lietuvą, jau čia įsigijo 3 vilkikus, 3 puspriekabės ir pradeda ekspedijuoti ir prašo pagalbos susirasti transporto vadybininką. Kadangi turim prisijungimus prie CV bazių, kur visą laiką matom, kur mūsų darbuotojai kažkokio darbo ieško, ar matom, kur mūsų buvę darbuotojai ieško, tai mes dažniausiai naudojam neskelbimus, nors juos irgi dedam, tai yra čia priklausomai nuo laiko, kiek tu jo turi ir kiek gali skirti, bet dažnai naudojam CV duomenų bazės. Tai tu CV markete ar ten CV online už tam tikrą mokestį gali prisijungti prie išvis esamos CV duomenų bazės ir peržiūrėti. Tai va, pavyzdžiui, mano buvo prašymas, kol aš buvau susirinkimuose, susitikimuose, vakar ir bankas buvo atvažiavęs, tai Laurinas surado tai Irinai į pagalbą 5 transporto vadybininkus potencialius, mes tiesiog įsipareigom tik tai duoti į vadybininkų CV, o jau jinai pati toliau su jais kontaktuos. Tai va tokią net pagalbą man padarė, arba netgi mes tam tikrą prasme peržiūrim kokias nors naujus projektus ar naujas idėjas, kaip tarkim Šveicarijos, kur tikrai vienam yra nesmagu vaikščioti per vairuotojus, nes tenai viskas aišku, ten tiesiog yra atsiradęs appsas, kurio dėka vairuotojai galėtų kirsti sieną elektroniniu būdu, bet mūsų klientai, bent jau potencialūs klientai, teigia, kad vairuotojai to appso nesinaudoja, neturi, negali. Gal tiesiog, kai jau reikia naudotis tuo appsu ir parodyti muitininkui tą QR kodą, galbūt jau yra šveicariškas internetas ir yra labai brangu. Gal mums kažkaip kitaip jiem reikia perduoti tą, galbūt reikia dieną prieš tai perduoti, ar valandą prieš tai, kol dar yra, tarkim, Vokietijoje, arba po to gal ir Prancūzijoje bus panaši problema. Tai vat mes visokius tokius modelius dėliojam su juo kartu, nes abudu turim daugiau kaip 10 metų patirties šitam versle ir labai gerai suprantam vairuotojų mentalitetą ir labai gerai suprantam pačius visus verslo procesus. Tai va, tai tikrai naudinga. O ką Lenkijoje aš tikriausiai papasakosiu, kai vairą perims Laurinas, dabar iki parkingo, tada iki ofiso ir tada jau tiesiai Rygos kelią. Matot, jau tamsu, jau blogas blogeriui laikas. Rytai pasidarė tamsus, niūrus, ypač šiandien dar kai lyja. Nieko gero. Ruduo. Buvo laikai, kai Bunasta dirbo 7:24 ir naktį dirbdavo po 20-25, man atrodo, net žmonės. Dabar tamsu, nieko nėra. Viskas pasikeitė. Nieko. Mes grįšim dar į tą mūdą, kai paimsim Anglijos rinkos didžiąją dalį, kai paimsim mūsų Šveicarijos tranzitą. Va, dovanėlės šį kartą klientam tokios. Labai smagu, kad šiuo metu nieko neinvestuojam į
tokius suvenyrus ir vis dar kažko tai surandam. Tai praktiškai anksčiau per metus išleisdavom virš 60 000 visokiam podeliam, tušinukam, blanknotėliam, rankšluostukam. O dabar pastaruoju metu nieko neperkam, taupom tos pinigus ir vis kažkaip iš atsargų vis kažką susirinkam. O klientam reikia skirti dėmesio, reikia duoti tų suvenyrų, nors ir gal smulkmenų, bet jie tai įvertina. Nu, pasitiko mus Bunasta Latvija. 4-4-4-0. O kodėl ne 4-4-4? Galėjo būti vis vieni keturtukai. Einam ieškoti kliento. Tai šiandien mano misija pirma ir diena prasideda. Tai ne nuo šakočio, o nuo 15 iPhone dovanų. Aš turiu virš 1000 klientų, kurie nebeperka pas mus 2 metus visiškai paslaugų. Ir išsiuntėm jiem naujienlaiškius su akcija, kad juos nori motyvuoti. O, ir ateina, matyt, nugalėtoja. Paimsim Mariją, važiuosim į kitą susitikimą į įmonę Kreisą, padarykim vietos, mano tiek šunų, plaukų čia, blemba. O, klientai, ne, tiek pabus čia pasivilios, o klientai mus apdovanoja. Laurinus kaip žiemas sustriukė šiandien išvažiavo, štai ir čia prišaukė to lietaus. Aš tai dar kaip vasariškai, kaip jaunuolis, jis jau kaip žiemą nusteikęs. Fainai pakalbėjom su klientu, klientas papasakojo, kad į Angliją važiuoja, o matai, ir pas mus pardavimai nesudirbo, vat kažkaip neįsiaiškino, kad klientas važiuoja į Angliją. Tai kaip iPhone'čikas dar greičiau atsipirks, tai jeigu grįžtant trumpai, skubėjau, nebuvau susikaupęs, neatsimenu, ką tenai pasakiau, tai reiškia, turim apie 1200, jeigu būtų tiksliem klientų, kurie pastarosius 2-3 metus nebepirko nei vieno užsakymą. Tada padarėm jiem naujienlaiškį, kad labas, ar pirksit, ar kaip jūs gyvenat, nieko neatsiliepė. Tada sakau, hebra, padovanokim jiem iPhone'ą. 15 man kažkodėl pasirodė, nežinau, man atrodo, tą iPhone'ą 15 per kažkokį susirinkimą mano darbuotojas pasakė, kad va, aš dirbsiu, jeigu man padovanosit iPhone'ą. Man atrodo, iš ten atsirado ta idėja. Bet žodžiu, sakau, žiūrėkit, padarom akciją, kad visą vasaros laikotarpį, kada pardavimai labai nukritę, vienam burtų keliu klientui atnaujinusiam su mumis sutartį, pradėjus pirkti, padovanojom 15 iPhone. Taip, patį paprasčiausia, bet mergaitiška, rožinį, fantastiška. Kokia ta moteris buvo laiminga, tu neįsivaizduoji. Ir čia, kai man sako, kad direktorius bus nepatenkintas, direktorius buvo labai patenkintas, nes jis sėdi vienam kabinete. Direktorius džiaugiasi, kad jam nereiks pirkti dabar to iPhone 15, o jo darbuotoja, dirbdama tą patį darbą, sėdėdama kartu su juo, dar ir gavo gerą dovaną iš Bunastos. Ir tikrai jisai žino, kokiam kainą mes dirbam ir kad tai ne joks pakištukas, o tiesiog gerų santykių palaikymas. Tai dar 2 iPhone'us planuojam padovanoti. Tai akcijos esmė kokia? Kad atnaujino pirkimą iš 1200 įmonių 63 ar 64 įmonės. Per pirmą mėnesį jos nupirko virš 4000 eurų paslaugų. Mūsų vidutinis kliento gyvavimo ciklas nuo pirmo užsakymo maždaug yra pusmetį. Tai aišku, kad su tuo ciklu reikia tikrai padirbėti, kad jisai pailgėtų, bet realiai aš manau, kad tokia akcija turėtų, taip teoriškai man skaičiuojant, atsipirks 10-teriopai. Reiškia, vienas iPhone'as plus 4000. Antros bangos, tikiuosi, didesnės, tada, kai mes paskelbsim apie nugalėtoją. Aš savo telefonu padariau gražių nuotraukų ir mes paskelbsim apie nugalėtoją, matys įmonės logotipą, nors ten nelabai matosi logotipą, matys, kad tikras žmogus laimėjo, kad tikra įmonė, manau, kad tikrai padidės pirkimai dar labiau. Kaip pasikeitė pardavimai po tos nuotraukos pasidalinimo mūsų naujienlaiškių grupiai, aš apie tai visą tai papasakosiu šiek tiek vėliau. Dabar bordinamės Mariją ir lekiam pas Kreisą. Nu, atvažiavom, bet čia mažiukas užrašiukas, o pastatas tai didelis. Žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Trečias mano susitikimas šiandien. Sprendžiam, ką duosim. Atiduodam paskui šakotį, o saldainės paskui jau pasiliksim advokatui. A ne? Tai 2 yra. Duot, ne? O kam tie man pridėjo tokių čia? Nežinau, kas geriau. Gal taip, nu, va taip. Nefeikinsiu. Šiandien vis tik yra pirmadienis, ne penktadienis, kaip turėjo eiti seka pagal video. Bet iš tikrųjų penktadienį mes su žmona turėjom, kaip senais gerais laikais, mokyklos laikais, turėjome ekskursijas po Panemunės dvarus. Tai su tokia bendruomenė Vilniaus klubu, kuriam jau priklausom metai tikriausiai, gal jau ir daugiau šiek tiek. Tai buvom susiplanavę prieš pusmetį gal tokią kelionę. Aišku, šitų metu, kada tikrai įtemptas grafikas, daug darbų, pats darai ir pardavimus, ir kontroliuoji kitus, tai atrodo gal ir nebūtų pats geriausias momentas išvažiuoti. Tačiau buvo suplanuota ir gerai, kad išvažiavo. Tai
pasižiūrėjom 2 pilis, ar tvarus, nežinau, kaip čia reikėtų teisingai sakyti, bet Panemunės man labiau pilis atrodė, nes iš tikrųjų aukšta, bokštai, priėmė ten direktorius, aš net nežinau, gal ir savininkas yra, toks Marius, gražiai pasipuošęs, vyrukas, labai pravedė gražią ekskursiją. O paskui važiavom pas Karolį ir Petrą, tai čia tie vaikinai, kur turi Art Deco muziejų Kaune, iš tikrųjų įspūdingai išmokę daryti storytellingus, tai jeigu kas dar nebuvot, tai tikrai rekomenduoju. Tai jie Kaune Art Deco bute veda ekskursijas, ten aš irgi nebuvau, tai nieko nesakau, bet Kaimelio dvare, Kaimelio kaime, Kaimelio dvare, nuostabiai. Gražiai papasakojo ir apie ponus ten gyvenusius ir šiek tiek Baudžiavą palėtė. Žodžiu, ta prasme, kalba apie dvarus ne tik iš vienos pusės, kad čia kaip faina dvarai ponai gyveno, bet ir iš kitos pusės tai yra Baudžiava, nemokama darbo jėga, išnaudojimas ir dar nepagarbus elgesys su jais, bet tikriausiai tas turi tam tikrų priežasčių. O šiandien pirmadienis, smagu, kad aš šiek tiek atsipučiau, jau liežuvis nesipina su jumis kalbantis ir vis tik pastangos. Šitas vlogas visas apie pastangas, tai šiandien pagrindinė užduotis mano, tai yra gerai sutikti ir onboardinti naująjį Bunastos SEO. Antras dalykas - pasikalbėti su vadovu, kuris laikinai pavadavo pardavimus esamiem klientam ir man surašė laišką, kad jau nebepavaduos, iškilus vieniem kitiems sunkumam arba tiesiog galbūt nesitikėjosi tiek darbo, o galbūt jisai pajautė, kad mano lūkesčiai didesni. Žodžiu, mes tą viską bandysim išsiaiškinti. Tada su vyr buhalterė pokalbis apie jos atsakomybės ir darbus. Žodžiu, diena pilna visokių tokių darbų, kurie neveda prie didesnių pardavimų, kurie neveda prie naujų rezultatų, o veda prie tos konkrečiai mechanikos vadovavimo, dėl ko aš ir samdau vadovą. Ateityje labai tikiuosi, kad jisai mane ir pakeis būtent šitose užduotyse, o aš galėsiu toliau važiuoti, daryti, susitikinėti, vežti užsakymus, lydus bent jau kompanijų, verslo idėjas ir kontroliuoti, kad jos būtų įgyvendintos. O jam reikės užsiimti tą būtent pagrindinę mechaniką, tai yra, kad būtų atsakingi, kad atsakingi darytų tinkamai, kad viskas vyktų pagal planą, suplanuotais pinigais, laikais ir, kaip sakant, mes atgautumėm senas geras pozicijas. Tai dabar pasidarau tokią buitinę pusę, šiandien ten užsuku ir ką, 9 ryte būsiu ofise. Kadangi bakas didelis, tai šiek tiek pareflektuosiu dėl savo kelionių penktadienį. Tai penktadienį lankiau net 2 tokius tikrai, man atrodo, labai strateginius klientus, kurie abudu turi užsakymų į Angliją ir abiem reikia tiesiog įsiklausyti. Tai ką noriu pasakyti, kad tos visą laiką mūsų įdėtos pastangos, vis ne visą laiką gali būti atnešti naudos, jeigu jos yra nekokybiškos. Tai pastangų kiekis yra labai svarbus, bet reikia visą laiką dar ir prižiūrėti jų kokybę. Labai geras pavyzdys su paslaugom, pavyzdžiui, mes žinom klientus, kurie važiuoja, tarkim, iš Anglijos, matom mašinų numerius, matom įmonių pavadinimus, bet kai skambinam, rezultato nėra. Kodėl? O už tai, kad nekokybiškos pastangos, už tai, kad juos užsakinėja jų klientai, tai reiškia ekspeditoriai arba kartais net gal gamintojai. Ir mes nesugebam išsiaiškinti. Mes paskambinam ir sako, viską užsako mums klientai ir kaip ir nieko neturim. Bet jeigu mes pas juos nuvažiuotume arba kaip nors pasidarytume online ir tai būtų gilesnis pokalbis, aš manau, kad jie po truputį pradėtų dalintis, kas yra tie jų ekspeditoriai, kas yra jų tie klientai, užsakovai. Nes labai sunku juos internete pamatyti. Taip, Anglija sieną kirtusias mašinas galima matyti. Taip, Anglijoje baudas gavusius vežėjus galima matyti. Ir jų yra 16 000 su biškiu. Ir kai mes tą darom, skambinam jiem, kontaktuojam jiem su jais, mes nepasiekėm rezultatą. Nes kodėl? Nes yra nekokybė. Tai pastangos labai yra svarbu. Mes žinom, kad turim, jeigu norim numesti svorio, tai turim skirti laiko ir turim įdėti pastangų, kad tas svoris pradėtų kristi. Bet jeigu mes įdėsim kokybiškų pastangų, kombinuosim salę ir bėgimą, tai bus daug didesni rezultatai ir jie bus daug geresni ir daug greičiau. Nu ką, nepaprasta dienelė. Pusdienį skiriu Edmundui. Tai yra mūsų naujasis SEO. Reiškia, papasakojau apie mūsų verslą, papasakojau potencialą, tada biškį padėliojau statistiką, tada pasikalbėjom apie strategiją, apie dalykus, kurie man neduoda ramybės. Nu ir palikau, nes žmogaus jau galva va tokia. Dabar lėkiu į susitikimą, potencialus klientas jau kelintą savaitę iš eilės
jis negali su manim susitikti, tai šiandien liktai, bet jisai Vilniui, tai sako, kad susitiksim. Ir ką, ir toliau kalbėsim, kaip iš tikrųjų tas pastangas paversti į kokybiškas pastangas, nes tikriausiai mūsų tie išsikelti ten 25 skambučiai, jie tikriausiai gal ir nėra būtini, jeigu iš 10 skambučių būtų rezultatas, ar ne? Nes mes irgi neguminiai, negalima bilė kiek užsakymų priimti, neturim resursų, bet kiek užsakymų aptarnauti. Bet yra tam tikrų bėdų su kokybė, tam tikrų dalykų, kuriuos reikia gerinti, nu tai apie tai ir kalbamės. Tai tikiuosi, kad po to, kai atsiras SEO, mano idėjos bus daug lengviau įgyvendinti. Žinote, koks mano principas? Mano principas yra toksai, kad aš sugalvoju labai greitai ir man atrodo, kad gerai. Tai pirmiausia, reikėtų patikrinti, ar aš gerai sugalvojau. Tada antras dalykas pats įgyvendinimas ir mes žinom visą laiką, kad mes visi žlungam tiesiai įgyvendinti. Tai čia irgi reikėtų, jeigu matot, kad kažkas nevyksta, tai pasižiūrėti, galbūt blogai pasitikrinot, ar tas dalykas veikia, kas dažnai atsitinka. Tai apie tai pasakoju vadovui būsimam. Ir tada kitas dalykas, tai mes labai žlungam su įgyvendinimu. 90% pardavimų neįvyksta dėl to, kad mes pamirštam follow-up'in. 90 projektų neįvyksta dėl to, kad mes pamirštam paskirti atsakingą ir iš to atsakingo išsireikalauti. Tai praktiškai dirbu su šituo, tai lygiai tas pats ir su pardavimas. Kas iš tų pastangų, jeigu žmogus neprisima atsakomybės, kad jisai turi atnešti tuos 30 ar 300 ar 3000 eurų į įmonės sąskaitą, kad būtų atlyginimam pinigų, būtų tiekėjam pinigų sumokėti ir būtų pinigų vystymus. Tai lekiu ieškoti klientų, kad būtų pinigų. Ir tikiuosi, kad nesusifeilinsiu ir nepadarysiu kaip tie 90%, reiškia po to nepafollow-upinsiu. Bet taip kartais atsitinka. Atsitinka ir man. Susikėlė mano plaukučiai virš. Ne, iš tikrųjų po susitikimo užsukau apsikirpti. Stengiuosi kirptis kas mėnesį, kad ta šukuosena išsilaikytų, kad kuo tvarkingesnė. Vis tik žinot, kaip sako, pagal rūbą sutinka, pagal protą palydė. Tai vis tiek svarbus tas yra įvaizdis ir tvarkingas. Žmogus turi būti, gal jau net nepasportavęs, tai jau bent jau tegu bus tvarkingi plaukai ir nagai ir rūbai, ar ne? Šiaip iš esmės džiaugiuosi, nes Edmundas pradeda įsivažiuoti. Pirma diena darbe, o žmogus iš tikrųjų užduoda tokius klausimus. Atrodo, kad dirbtų pas mane jau porą, trejetą ar daugiau metų. Tai smagu, kad taip greitai. Žinau, kad visą laiką iš pradžių būna toksai susižavėjimas, paskui būna tam tikras nusivylimas. Ir žinokit, jūs, kai ateinate į darbą, pas jūs lygiai tas pats. O vėliau paskui atsiranda tas toks ritmas, vidurkis. Tai labai svarbu to momento vieniem ir kitiem nepraleisti, žinoti, kad jis toksai yra. Ir tada turėtų, kaip ir viskas būti gerai ir viskas turėtų pavykti. Tai mano iš esmės žinutė šito vlogo, kad reikia dėti pastangas, bet iš tikrųjų atkreipti dėmesį ir į kokybę. Ir smagu, nes pasitvirtinom naują motyvacinę sistemą. Labai geras, aš esu gavęs tenai kažkokių tai klausimų savo komentaruose, kad motyvacinę sistemą pažada nedaro. Tai aš noriu pasakyti, kad motyvacinę sistemą, taip, aš dalyvauju žmonių atrankoje. Taip, aš juos atrinkinėju, nes geriausiai žinau, kokių savybių reikia. Bet motyvacinę sistemą darbuotojams visą laiką privalo įdiegti, sukurti ir įgyvendinti skyriaus vadovas. Taip, jam galbūt gali padėti HR-as, taip, jam gali galbūt padėti generalinis direktorius su tinkamais klausimais, bet jisai turi būti atsakingas už tos sistemos įgyvendinimą. Kodėl sistema neveikia? Nes dažniausiai būna neteisingas atsakomybės lygmuo, neteisingas įgyvendintojas, ne toks suinteresuotumas. Ir šiandien man labai patiko, kad motyvaciniai sistemoje mūsų naujų klientų skyriaus vadovas įsidėjo kokybiškas pastangas. Taip, tai yra atsitiktiniu būdu vertinami kas savaitę 3-5 pokalbiai pagal tam tikrą nustatytą kriterijų lentelę, bet tai vis tiek parodo tam tikrą skaičių teisingai vykdytų pastangų. Nes kas iš to, kad mes, pavyzdžiui, sutarėm, kad jisai turi padaryti 30 skambučių. Žmogus sako, aš padariau 30 skambučių, duokit man dabar priedą 300 eurų. Taip, bet man iš tų 300 skambučių jokios naudos, nes kompanijai mes nieko neuždirbom. Tiesiog sudeginom laiką, užėmėm eterį savo klientų, gal net kaip tik devalvavom, jeigu nekokybišką skambutį padarėm. Ir taip su viskuo. Kas iš to, kad mes vykom į komandiruotę, sudeginom pinigus? Kas iš to, kad mes ėjom į susirinkimus ar susitikimus? Jeigu jie įvyko nekokybiškai, nenukreipti į tikslą ir netnešė rezultatų. Tai aš už rezultatus, būtinai share, like, subscribe. Šitas vlogas turėjo būti šiek tiek kitoks, bet gavosi koks gavosi, tai ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit, kad aš tai darau jums,
kad jūs surastumėt motyvacijos, jėgų ir galimybių kažką toliau kurti, daryti ir kad jums sektųsi geriau negu sekėsi vakar. Iki.